Uretritas yra šlaplės, šlapimkanalio uždegimas. Gali jisai pasireikšti tuo, kad atsiranda vienokie ar kitokie jutimai, tai yra deginimas, perštėjimas, gali atsirasti įskyros, matomos tik rytais ar pastoviai matomos. Gali būti taip, kad žmogus nieko ir nejaus ir nieko nesiskus, o bus taip vadinamas besimptominis, asimptominis šlaplės uždegimas. Tam, kad tai įrodyti, kai žmogus ateina su tokiais skundais, reikia atlikti tyrimą. Tam, kad tyrimas būtų vertingas, naudingas ir juo galima būtų tikėti, reikia, kad žmogus būtų nesišlapinęs bent 2-3 valandas ir tada atlikus tyrimą galima juo tikėti jo tikrų, nemelagingų rezultatų. Tai tame tyrime mes galime atrasti, kad yra padidėjęs leukocitų kiekis, tai yra jeigu vyro šlaplėje yra randama virš 5 leukocitų regėjimo lauke, tai yra jau vadinama, kad yra šlaplės uždegimas, moters šlaplėje reikia rasti virš 10 leukocitų ir tada galima pasakyti, kad yra šlaplės uždegimas. Tų šlaplės uždegimų tai galima vėl toliau skaldyti atliekant tam tikrus tyrimus dėl tam tikrų bakterijų. Jeigu mes padarysim tyrimą dėl gonorėjos, jeigu padarysim tyrimą dėl chlamidijų, ureplazmų, mikoplazmų ar padarysim pasėlį dėl kažkokių kitokių bakterijų ir grybelių, mes galėsime detaliau arba smulkiau įvardinti būtent tą sukėlėją. Tai dėl to tas uretritas tai yra tik bendrinis apibūdinimas, kad yra šlaplės uždegimas. O atlikus tyrimus ir sulaukusių rezultato galime įvardinti tikslesnę ligos prigimtį. Kai įvardinam tikslesnį ligos prigimtį, galim skirti adekvatų gydymą, kuris gali baigtis ir tuo, kad paprašysime, kad ateitų pasitikrinti lytinis partneris, kadangi yra tam tikros ligos, kurios persiduoda lytinių santykių metu. Jeigu sukėlėjų, kurie persiduoda lytinių santykių metu nerandame, galime galvoti, kad galbūt yra peršalimas. Visi žmonės dažnai to ir nori tikėti, kad galbūt sušalo ar nusišlapino prieš vėją, pasėdėjo ant žemės ir kiekvienas atėjęs praktiškai jisai galvoja, kad tai būtent yra tai. Jeigu tai yra buvę lytiniai santykiai su atsitiktinė nauja partnerė, vien apie tai galvoti nevalia ir aišku pageidautinas tada pilnesnis ištyrimas. Jeigu šnekėt apie vieną iš tų ligų, kuri aktualiausia, galbūt ir savo komplikacijom, tai yra chlamidijų sukeltas šlapimkanalio uždegimas. Tai yra bakterija, kuri turi tam tikrą savo gyvenimo cikliškumą, tai yra dalį savo vystymosi jinai praleidžia ląstelės viduje. Dėl to kartais gydymas būna sudėtingas, kadangi ne visi vaistai gerai veikia ląstelės viduje. Ta liga jinai gali pasireikšti vienokiais ar kitokiais jutimais, bet gali būti taip, kad žmogus turėdamas tą sukėlėją, jisai nieko nejaučia, nieko nežino ir tiesiog tik tai tyrimas atliktas dėl to sukėlėjo gali įvardinti, kad būtent yra ta infekcija. Tai komplikacijos, kurios gali būti, tai yra besikartojantis uždegimai. Jeigu vienas partneris, susirgo uretritu, pasitikrino, pasidarė tik tai paprastą tyrimą ir buvo jam diagnozuota, kad yra uretritas, o netliko jisai tyrimo dėl chlamidijų, jisai gavo gydymą, partnerė ar partneris liko negydytas, netirtas, žmogus išgėrė vaistus, jam viskas aprimo, susitvarkė, o iš tiesų priežastis nepašalinta, jinai liko pas partnerį ir po kažkurio tai laiko vėl ta liga, vėl jinai lytinių santykių metu sugrįžo pas jau buvusi pacientą ir šiuo atveju gydymas gali būti nesėkmingas. Tie besikartojantis uždegimai vyrams gali sukelti sėklidžių priedelių uždegimus, prostatos uždegimus, moterims gali sukelti kiaušintakių uždegimus, mažojo dubens organų uždegimus besikartojančius, pilvo skausmus. Gali komplikuotis to, kad viso to pasekoj nevaisingumas. Ir šiuo atveju tos tokios komplikacijos, kurios grėsia nevaisingumu, jeigu tai yra šviežia infekcija, reikia tikėtis, kad to neįvyks ir adekvatus gydymas abiejų partnerių vienu metu, jisai garantuoja kiek įmanoma sėkmingesnį gydymą. Gydymas nėra sudėtingas, tai yra geriami antibiotikai, bet kartais, jeigu tai yra įsisenėjęs procesas, gydymas gali užtrukti ilgiau, savaitėmis,
Kartais tenka skirti pakartotiną kursą. Po gydymo, aišku, pageidautina atlikti kontrolinį tyrimą, kad įvertinti gydymo kokybę ir vis dėlto, sakykime, ne tik tai pasveikimą, tai kad yra žmogus gerai jaučiasi, bet kad ir laboratoriniai tyrimai neaptinka uždegimo ir sukėlėjo. Jeigu mes padarysime tyrimą detalesnį ir ieškosime kitų sukėlėjų, mes galime surasti ureplazmas, mikoplazmas, kurios taip pat persiduoda lytinių santykių metu. Taip pat galime surasti trichomonas, ir kurios lengviau identifikuoti yra pas moteris. Ir dėl to, kai norim galutinai atsakyti, o vis dėlto, kokie yra sukėlėjai, idealu būtų, kad abudu partnerius patikrinti vienu metu ir turint abiejų rezultatus galime būti labiau užtikrinti tuo, kad nieko nepraleidom. Kartais būna taip, kad ateina abu partneriai vienu metu, vienam surendi vieną sukėlėją, kitam kitą sukėlėją. Šiai dienai tie tyrimai, kurie yra atliekami, jie nėra 100%. Aišku, tie tyrimai, kai yra atliekami molekuliniai, jų jautrumas, specifiškumas yra 99, 98, 97%, taip laboratorijos duomenimis. Bet vis dėlto yra ta tikimybė nedidelė, kad tyrimas gali neaptikti to sukėlėjo. Tai dėl to poros patikra šiuo atveju jinai užtikrina, sakykim, kokybiškesnį ištyrimą ir tuo pačiu ir gydymą.